Labas, labas, su jumis Karūna Miau ir mano draugė Karina Jakubcevič. Labas. Šiandien mes apžiūrinėsim vieną modą, vadinasi Furniture mod, ir mes daug žiūrėsim modų. Čia tu. Bet nelabai taip dažnai. Na gerai. Blogai tu padarei, Karolina, blogai. Nu tai palaukit, aš netyčia kažką tai pridariau. Išjungti. Ir iš naujo. Ir lietuvių. Va dabar gerai. Dabar mes apžiūrinėsim daug daiktų. Kada nors aš statysiu, pavyzdžiui, ten namus. Ir vėl kūrim naują. Gerai, dabar mes greitai apžiūrėsim daug daiktų, o vėliau antroji daly jau aš statysiu gal namą. Arba aš tik pirmoji daly. Nu va, tokie gražūs daikteliai. Va, aš taip greitai viską pastatysiu. Man taip patinka šitas modas, bet per mano jis neeina. Tik per Karinos. Dėl to jinai man leido pasiaužėti ir pabandyti. Nu ir jį pažiūrėti. Va. Toliau, kas čia pas mus eina? Va. Kiek visko čia daug, kokiusgi gražius namus. Mums čia galima pasistatyti. Gerai, mes matėm, vienas daiktas nesistato, dėl to mes imam villagerį ir bandom. Ai, čia peilis, jo? Jis labai ilgai muša, kaip matom. Va. Tada mes patikrinam šitos daiktus visus, jo? Ai. Nu gerai, tik pasižiūrėkit. Ant šito dirbs Karina? Ne, ant šito nedirbs. Nu tada vėliau aš parodysiu jums. Čia dar tiek daiktų. Šitas ir šitas. Paskutinis. Blokas. Wow. Kokie vyriai. Na va. Ir dabar einam, kur šitas va ir dar daug daiktų. Pirmą mes pabandysim vėl nužudyti villagerį. Jis šaudo. Čia taip lengvai taikyti, o aš kaip kreivarankė. Per kiek kartų mes jį nužudysim? Kas čia suvaikšto? Jis turi būti... Čia tik kažkokius tik gyvūnus tarp. Nes villageriai turi daugiau gyvybių. Na gerai, su šitu mes gal ir jau supratom. Imam toliau daiktus ir žiūrim. Čia kas? Kompiuteris. Nežiūrim. O, kokia gražiai sofa. Ir ant jos tai tikrai jau suveiks, jo? O kodėl kai kurie tokie kubai? Nu, nes jų būna sumaišyti. Ai, nu. Modasgi tu man sakei dar nelabai. Šitas toliau. Šitą paimam? Ne. Karina taip nori pažiūrėti. Nu, kad jūs pamatytumėt tualetą. Labai jų ten juokinga. Nu, vėliau. Gerai, žiūrim. Vau. Didelė spinta, kaip mes matom. Spinta, nu gerai. Kai laužai spintą, nestringa? Ne, nemanau. Ne. Gerai, ir va toksai mums iškrito. Kai mes įsilaužam, kriauklė, visokie daiktai. Bet šiandien žinokite, aš dar vieną modą kokį nors Karina nustatys ir aš nufilmuosiu, taip?
Gal, nes aš nežinau, ar suveiks. Jo, ir Karinos mėgstamiausia ateina. Nemėgstamiausia, ne pati mėgstamiausia. Gerai, toliau žiūrim. Dieve, tu mano, kiek jų čia. Na ir Karina vakarė. Tai jums Karinas negalvau, kad tai garsiai ir taip. Išeik. Čia. Kas čia? Čia gal kažką tai dėt? Gražiai kokia. Oi. O. Na gerai, toliau žiūrim. Vau. Namelis toksai gražus. O ten galima gyvūniuką įdėti? Nemanau, nelabai. Aš dėjau šuniuką, bet nieko. Aš pabandysiu vištą. Gerai. Iki namuką. Nenori jinai. Na gerai, tada toliau. Va. Nu, galima pasakyti lėlių namelis ten. Na ir jau nedaug liko daiktų, bet laiko daug užėmė. Žiūrim toliau. Va, žiūrim kėdę. Vau, telefonas. Čia kažkaip tai YouTube vadinasi. O čia, nu, toksai briliantas. Naujas diamondas. Taip, turbūt iš jo galima kai kurios rūbus ten daryti ir naujas pagaliukas irgi. Matote? Na gerai, statykite laikus, jeigu jums patiko šitas modas ir Karina parodys, kaip jį siųsti per mano kanalą. Na, jinai mane išmokys, aš jums parodysiu. Gerai, tai statykite laikus, jeigu norite sužinoti, užsirašinėkite į mano kanalą ir visiems ate, šiandien bus naujas modas, jeigu išeis.